Labas vakaras, brangus draugai. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien esu čia. Man didelė garbė pasirodyti prieš jūs ir būti šios nuostabios organizacijos dalimi. Aš pasakysiu jums tik keletą žodžių ir stengsiuosi nekalbėti per ilgai. Bet žinote, jei mikrofoną duoti juodaodžiui pamokslininkui, kartais mes galime kalbėti labai ilgai, bet stengsiuosi kalbėti trumpai. Aš esu įsitikinęs, kad gyvename istoriniu laikotarpiu. Juk kiekvienoje epochoje ateina momentas, kai tikėjimas turi pakilti virš baimės, kai tiltai turi būti statomi ten, kur pastatytos sienos, ir kai tiesos balsai privalo skambėti ten, kur tyla leido neapykantai įsitvirtinti. Ir aš tikiu, broliai ir seserys, kad tas momentas atėjo tiesiog dabar. Kaip krikščionių pastorius, aš daug keliavau po pasaulį, susitikau su įvairių religijų ir tautų lyderiais. Esvatinę valgiau duoną prie vieno stalo su musulmonais. Ukrainoje meldžiausi su žydais. Indijoje kalbėjau apie taiką su hinduistų gūrų. Aš susitikau su krikščionių lyderiais Pietų Afrikoje ir stovėjau petis į petį su dvasiniais lyderiais visame pasaulyje, visuose planetos kampeliuose. Ir vienintelė išvada, kurią aš padariau po visų šių susitikimų, yra tokia. Mes su jumis turime daug daugiau bendro, nei manome. Ką aš turiu omeny? Visi mes norime vieno – saugumo savo vaikams. Mes visi norime gyventi oriai ir laisvai. Mes visi trokštame teisingumo ir taikos. Teisės be baimės melstis Dievui. Tačiau per daug dažnai baimė užtemdo mūsų akis. O labiausiai žalingas dalykas yra melas, kuris šiandien plinta po pasaulį. Tikėjimas, kad islamas iš esmės skatina smurtą, arba kad musulmonų reikia bijoti. Ar galiu jums pasakyti tiesą tiesiog dabar? Šiuo metu afroamerikiečių bažnyčiose paprastai sakoma taip. Būkime sąžiningi, broliai ir seserys. Juk mes nesame tokie skirtingi. Bet realybė yra tokia, kad šis melas plinta po visą pasaulį, o ypač pas mus, vakaruose. Aš dirbau petis į petį su žymiausiais pasaulio musulmonų lyderiais. Aš dalinausi su jais duoną, žiūrėjau jiems į akis, klausiausi jų kalbų ir galiu be mažiausios abejonės pasakyti, šis naratyvas yra melas. Bet tai ne tik melas, tai dar labai ir pavojinga. Musulmonai nėra priešai. Mano žydiškieji broliai ir seserys. Šimtmečiais buvo piktų žmonių, veikiančių piktos jėgos globoje, taikiniu. Ir šiandien, žiūrėdamas į šią gražią salę, kurioje aš matau savo krikščionius brolius, nors ir nedaugelį, kur matau savo žydus brolius ir musulmonus brolius bei seseris. Aš esu įsitikinęs, būtent taip turėtų gyventi žmonija. Pasakysiu labai aiškiai. Musulmonai
nėra teroristai. Aš sakau tai, kaip iškiliausio mūsų laikų prezidento Donaldo Trumpo dvasinis mentorius. Ir aš tikiu, kad šiandien įvyko tam tikras stebuklas. Ir aš tikiu, kad kol mes nepasieksime to momento, kai nustausime žiūrėti į vienas kito skirtumus ir pradėsime suprasti, kad visi trokštame to paties, taikos mūsų gyvenime, taikos mūsų vaikams, taikos ir teisės tikėti Dievu laisvėje, dvasioje ir tiesoje, tol mes nepasieksime savo tikslų. Aš žinau, kad žmonės visame pasaulyje, kurie remia Trumpą, suprato, kad mus apgaudinėjo piktos žiniasklaidos priemonės. Kiekviena religija buvo naudota blogiui. Kiekviena religija buvo iškreipta. Net ir mano krikščioniškas tikėjimas panaudojo šventąjį raštą, kad pateisintų afroamerikiečių vergovę Amerikoje net 400 metų. Net krikščioniškas tikėjimas piktų žmonių rankose gali manipuliuoti šventais tekstais, kad skatintų darbotvarkę, kuri ne vienija, o skaldo žmonės. Ar jūs mane girdite? Sakykite taip. Ši tiesa turi skambėti garsiai nuo kalnų viršūnių, iš katedrų ir tribūnų, parlamentuose. Aš tikiu, kad net ir dabar nei vienas tikėjimas nėra apsaugotas nuo to, kad jį užgrobtų pikti žmonės. Bet tai nereiškia, kad tikėjimas yra problema. Problema yra tikėjimo iškraipimas tų, kurie siekia valdžios per baimę. Apreiškimas, kurį aš nešu ir skleidžiu visame pasaulyje, yra paprastas. Bombos niekada neatneš taikos. Aš buvau karo zonose. Aš meldžiausi su šeimomis, kurių vaikai žuvo per oro antskrydžius. Aš mačiau karo padarytą žalą, kai dronai sunaikino ištisas bendruomenės. Mes negalime nutylėti terorizmo, kurdami daugiau teroristų, žudydami nekaltus žmonės. Kiekvienas smūgis, kuris netitinka tikrojo tikslo, sėja neapykantos sėklą širdyse tų, kurie norėjo taikos, tiesiog norėjo gyventi taikoje. Jei vakarai tikrai nori sustabdyti ekstremizmą, mes turime investuoti ne tik į ginklus, bet ir į santykius. Mes turime kalbėtis vieni su kitais. Kai kurie žmonės, vos išgirdę politinę kalbą, iš karto užsidaro savyje. Tai niekada nepadės pasiekti taikos, mano broliai ir sesės. Aš čia esu ne todėl, kad tai populiaru tarp mūsų iš tų, kurie laiko save respublikonais ar netgi Trumpo šalininkais. Aš esu čia, nes tai teisinga. Ir aš tikiu, kad tuo momentu, kai mes nustausime žiūrėti vieni kitus, ieškodami priežasčių, dėl kurių skaldomės, kai nustausime žiūrėti vieni kitus, ieškodami to, kas mus skiria, ir tikrai pasieksime esmę, jūs daugiau nesusidursite su situacijomis panašiomis į tą, kuri dabar vyksta Gazos sektoriuje, su genocidu visame pasaulyje. Bus daugiau žmonių, kurie drąsiai išsakys, kas yra negerai. Štai kodėl aš čia, mano broliai ir sesės. Mes galime nesutarti visais klausimais, bet visi sutiksime, kad bombos niekada neatneš taikos. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien žengtas žingsnis link laisvės. Aš labai džiaugiuosi, kad žengtas dar vienas žingsnis link palestiniečių ir žydų įkaitų išlaisvinimo.
Ir mes pasieksime tą momentą, kai įsivyraus taika ir tai atves prie klestėjimo. Aš suprantu, kad kai kurie iš jūsų gali nesutikti su viskuo, ką aš sakau, ir tai normalu. Galbūt manęs daugiau niekada nekvies, ir tai normalu. Aš to tikiuosi. Bet galiu jums pasakyti štai ką. Aš čia esu ne tam, kad žaisčiau prieš publiką. Kai kurie dalykai, apie kuriuos jums šiandien papasakojau, galėtų būti mano politinės karjeros pabaiga, bet aš nesiruošiu apsimetinėti. Ne, mano broliai ir sesės. Aš esu čia tam, kad ginčiau drąsą. Ir man nesvarbu, jei žmonėms nepatinka tai, ką aš sakau. Bet aš žinau, kad nesvarbu, ar esate žydas, musulmonas ar krikščionis, tai nesvarbu. Svarbu, kad suprastumėte, juk visi esame lygus Dievo akyse. Ir mes esame verti meilės. Mes turime gyventi vienybėje. Mes nusipelnėme taikos. Nesvarbu, ar esate čia, Vašingtone, Kolumbijos apygardoje, ar Betliejuje, Tel Avive ar Ukrainoje, kur šiuo metu krenta bombos. Šiuo metu dėl Rusijos federacijos veiksmų žūsta žmonės. Ir aš smerkiu tai, kad daugelis iš mūsų tyli. Daktaras Martinas Liuteris Kingas pasakė, tai ne mano priešų šauksmai, o mano draugų tyla. Mano šiandienos pamokslas skirtas tiems iš jūsų, kurie čia esate. Išklausykite mane ir tuos, kurie buvo nepatenkinti, kai išgirdo Trumpo vardą. Gerai, viskas gerai, aš vis tiek jūs mylėsiu, nes tai yra esmė. Aš čia neatstovauju savo politiniai partijai. Ir jūs čia neturėtumėte atstovauti savo politiniai partijai, nes galų gale mes kvėpuojame tuo pačiu oru ir valgome tą patį maistą. Nors nesu tikras, kad valgome tą patį maistą, nes aš valgau daug. Ir galbūt, jei valgyčiau daugiau rytietiškų maisto, nebūčiau toks storas kaip dabar. Aš labai stengiuosi numesti svorių. Bet noriu pasakyti, broliai ir sesės, kad mes kvėpuojame tuo pačiu oru. Mes norime to paties. Ar jūs manęs klausotės? Ar jūs girdite, apie ką aš kalbu? Aš čia ne tam, kad švaistyčiausi lozungais. Aš čia tik tam, kad pasakyčiau jums, jog jei daugiau mūsų žydų, krikščionių, musulmonų atsistos ir ištar šios žodžius, daktaro Kingo žodžius, kai jis paskelbė pagaliau laisvi, kurie taps tiesa. Pagaliau laisvi. Šlovė visagaliam Dievui. Mes, kaip tauta, pagaliau esame laisvi. Telaiminu jūs viešpats ir labai ačiū jums visiems. Ir aš meldžiuosi, kad šis pranešimas įsiskverbtų į jūsų širdis ir sielas, kad jūs nesikoncentruotumėte į tai, kas mus skiria vienus nuo kitų, o suprastumėte, kad aš galiu su jumis nesutikti. Jūs galite nesutikti su manim, bet galiausiai mes turime gerbti vieni kitus. Mes turime mylėti vieni kitus ir ginti vienas kitą. Šalom, asalamu alaikum.